Labai smagu, kad mūsų mokykla ir kolegos kartu su manim galėjome dalyvauti tęstiniame kolegialaus VAI vertinimo projekte. Kai gavome pakvietimą, pasiūlymą ar sutinkame, tai tikrai mielai sutikome, nes pirmame etape jau išvelgėme šito vertinimo kolegialaus naudą, todėl sutikome dalyvauti ir antrame. Kartu turėjome pasirinkę su mokykla Kelmės mokyklą, Kelmės profesinio rengimo centrą ir pirmame etape, ir antrame etape, todėl jau kolegos buvo pažįstami, bet vis dėlto, kad ir jau buvome pirmame etape įsivertinę pasirinktas sritis, antras etapas taip pat turėjo didžiulės naudos, nes mes esame netoli nutolę viena nuo kitos mokyklos, pasirinkome vykti į gyvus susitikimus, be abejo išnaudojome ir techninės galimybės, jungėmės nuotoliu per Teams programą. Taip, šitas vertinimas, manau, ne tik man kaip vadovui, bet ir mano kolegom davė pakankamai daug naudos, nes pradėjome žiūrėti truputį kitaip į tą patį vertinimą. Jeigu išorinis vertinimas kažkiek iššaukia tą tokią, kaip sakyti, ir baimę, kad atvažiuos kažkas ten patikrins, tai kolegialus vertinimas buvo priimtas kaip geranoriškas savo problemų įsivardinimo ir sprendimo būdų, kaip sakyti, pasiūlymo ir gavimo iš kolegų. Todėl džiaugiamės, kad dalyvavome ir manau, jeigu ateityje bus tokių projektų, tikrai dalyvausime. Aš kaip vadovas, pakankamai, sakykime, dar jaunas, dirbu 5 metus, tai man irgi buvo didžiulė patirtis lankantis kitoje mokykloje, susipažįstant su vidinėm tvarkom, su jų dokumentais, pabendrauti su kitos mokyklos bendruomenė, tiek jaunimu ir darbuotojais, tai tikrai yra neišdildoma patirtis. Todėl ačiū, kad galėjome dalyvauti šiame projekte.